Sveiki, eteryje Žemės uostai. Šiaurės Lietuvoje yra tikras brangakmenis. Vienintelis regione vėlyvojo baroko Palėvenės dominikonų vienuolynas. 17 amžiaus ansamblis mena laikus, kai čia klestėjo kultūra ir švietimas. Ir visai nedaug trūko, kad viso to būtų nelikę, jeigu neaktyvi vietos bendruomenė. Palėvenės vienuolyno sienos mena laikus, kai čia skambėjo išminties ir žinių žodžiai. Buvo rengiami žodynai, rašomi pamokslų rinkiniai. Iš Vilniaus universiteto buvo perkelti teologijos, retorikos ir filosofijos mokslai. Tačiau, kaip ir daugelis istorinių vietų, vienuolynas patyrė skaudų nuosmukį. Imperinės Rusijos valdžia jį uždarė, o sovietmečiu pastatai buvo perduoti kolūkiui. Tuomet ir prasidėjo visiško nykimo laikotarpis. Vis dėlto vienuolynas nebuvo pamirštas. Atsirado žmonių, kurie čia išvydo ne griuvėsius, o galimybę atkurti, išsaugoti ir prikelti šią vietą naujam gyvenimui. Šiandien Palėvenės vienuolyno ansamblis intensyviai restauruojamas. Jo erdvėse lankosi žmonės, skamba balsai. Čia vyksta edukacinės programos vaikams ir suaugusiems, kurios leidžia patirti autentišką vienuolyno kasdienybę ir pamatyti atgyjančią istoriją. Mes labai džiaugiamės, kad galim šito grožiu, praeities grožiu pasidalinti su visais mūsų Lietuvos gyventojais. Ir mes visą laiką visur vieni atvažiuoja, atrodo viskas labai čia paprasta. Nu ką čia pamatysi, gražu buvęs kažkoks domininkonų vienuolynas, nu kas po šitiek metų, virš 350 metų, kas čia galėtų būti. Bet žinoma, ačiū bendruomenės, ačiū savivaldybės dėka. Tas vienuolynas, tai lyg tai feniksas iš pelenų, jisai kyla, jisai gražėja. Jo iš tolo galima pastebėti netgi važiuojant pagrindiniu keliu mūsų Baltąją bažnyčią, kuria yra vadinama Baltoji gulbė, ir šitos nuostabius vienuolyno pastatus. Tai taip, kad labai smagu ir linksma, kada atvažiuoja svečiai pas mus. Ir dar vienas vienintelis dalykas, kas yra smagiausia, sako, nereikia tų reklamų daug. Pati geriausia reklama yra iš lūpų į lūpas. Todėl, kad mes jau pastebim, kad pas mus atvažiuoja ekskursija, o paskui iš tos didelės ekskursijos atvažiuoja grupelėm, jau su kitais žmonėmis. Tai mes tuo esam labai patenkinti ir laimingi, kad mus lanko. Vienuolyno pastatai restauruojami su pagarba istorijai ir šimtmečių dvasiai. Kiekviena erdvė atgaivinama taip, kad išsaugotų savo autentiškumą ir prabiltų apie praeitį. Buvusi vienuolyną subtiliai primena vienuolių abitai. Tarsi tylus liudininkai tų laikų, kai šiuose sienose alsavo malda, mokslas ir kontempliacija. Turim baltą domininkonų abitą ir turim ten rudą pranciškonų abitą. Ir visą laiką vienam iš turistų mes leidžiam apsirengti domininkonų baltąjį abitą. Kada pasibaigia ekskursija, mes klausiam, kaip jautiesi? Jisai sako, labai smagiai, labai gerai. Sakom, gal pasiliksi? Sako, galėčiau, o ką turėčiau daryti? Ir mes tada labai gražiai sudiktuojam darbus, kokių turime mes darbų. Sako, gal ne, geriau aš važiuosiu. Viena didžiausių vienuolyno ansamblio atkūrimo entuziasčių, kaimo bendruomenės Palėvenės pirmininkė Laimutė Juknevičienė, čia atradusi savo žemės uostą. Prieš 18 metų įsteigta bendruomenė veiklą pradėjo visiškai apleistoje vienuolyno vežiminėje. Pirmasis renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo. Tai buvo aiškus ženklas. Ši vieta yra svarbi. Ji gyva žmonių atmintyje ir širdise. Būtent tas pirmasis susibūrimas įkvėpė vietos gyventojus vienytis ir veikti. Ne tik gelbėti nykstantį paveldą, bet ir kurti gyvą, šiuolaikišką kultūros erdvę, kurioje dera istorija, bendrystė ir ateities vizija. Patys pirmi žingsniai buvo tokie, kad sugalvojom keletas moterėlių
padaryti tokią gražią kaimo šventę. Kas gyveno, kas gyvena. Ir tai buvo vienuolyno pagrindinis svirnas mūsų, kur dabar bendruomenė įsikūrusi, net nerenovuotas, be langų. Bet mes sulaukėm 150 žmonių. Ir mes labai labai džiaugiamės. Buvo nuostabi šventė. Ir po savaitės amžinatelis buvęs seniūnas Zulanas atvažiuoja pas mane ir sako, pats bendruomenių kūrimasis, Laima, kurkit bendruomenę. Dar keli žmonės pakalbino, susirinko mūsų kaimo žmogelių. Ir ką, kadangi Laima organizavo su kolegė Zita tą šventę ir buvau išrinkta pirmininkė. Na, žinot, iš pat pradžių visiems atrodė, kad pirmininkas tai yra didžiulė valdžia, pinigai, bet nėra taip. Dabar jie puikiai supranta, kodėl aš 18 metų. Todėl, kad turi labai turėti didelį norą kažką padaryti, ne tik tai bendruomeniai, bet tiesiog ir visam kaimui. Tai kada mes įsikūrėm, visų buvo didžiulis noras. Mes neturim bibliotekos, neturim mokyklos, neturim kultūros centro, bet turim šitą didžiulį kompleksą. Jis buvo apleistas, mes galvojam, apaugę dilginėm, ką mes darysim. Ką mes čia darysim? Bet mes tokie buvome energingi, taip mes norėjom to savo bendruomenės. Mes apsigyvenom arklydėj su vežiminė, antram aukšte, mažam kambarėlį. Čia šitam pastate svirne tiesiog nei elektros nebuvo, nei langų nebuvo, grindis buvo pelyčių, dideli urveliai padaryti, bet šventę darėm puikiai, kad mergaitėm kulniukai neįkrystų, vyrai nuo konservų dėžučių užkalė visas skylutes ir buvo labai ta šventė nuostabi. Tai pirmi mūsų žingsniai susikūrus bendruomeniai buvo vežiminiai. Laikui bėgant, turint didelį norą, pradėjom prašyti savivaldybės, gal būtų įmanoma daryti renovacijas. Aišku, tai nuėjus iš karto nepasakys, kad taip gerai padarysim, tai yra projektų rašymas, kadangi tokie pastatai turi būti atlikti archeologiniai tyrimai, tai nėra taip lengva ir paprasta, bet labai džiaugiuosi visais merais, kiek yra buvę. Nei vienas nepasakė ne, tiesiog sakė, gal vėliau, matysim, žiūrėsim ir iš tikrųjų visi išpildė savo norus. Dabar turim trečią merą, visi merai prisideda labai su kaupu prie mūsų bendruomenės labo. Jie tikrai paprašys visą laiką sutinka, atkreipia dėmesį, kad tikrai renovuoti reikia. Galbūt iš pat pradžių jiem buvo labai nedrąsu, nes galvoja, renovuosim, tikrai nemaži pinigai, o kas čia bus, ką ta bendruomenė sugalvos, ką jinai padarys. Jeigu surenovuoti ir pastatus palikti Dievo valiai, tai kaip ir beprasmiška. Tai kada surenovavo pirmą salę mūsų, mes įsikraustėm iš Svirno, iš vežiminės su ratinė į Svirną. Pradėjau rašyti projektus, kaip įveiklinti, ką daryti. Laimutės ir bendruomenės iniciatyva bei su įvairiapuse parama vėlyvojo baroko laikų vienuolynas pradėjo naują savo istorijos etapą. Kadaise klestėjusi 17 amžiaus didybė buvo prislopinta ne tik laiko, bet ir netinkamo elgesio su paveldu. Reikėjo ne tik restauruoti, bet ir ištaisyti tai, ką praėjusios kartos sugadino. Viena iš jų senas grindinys, kuris buvo užpiltas žemėmis. Kada mes atėjom, norai dideli. Sodinsim medelį, sodinsim gėlytę, nieko tokio, nepasodinsim medelio, gėlytės, nes tikrai buvo prieš atliekant
visus darbus renovacijos, atlikti archeologiniai tyrimai ir yra numatytas planas, projektas kiemo tvarkymui. Tai mes dabar didžiąją dalį taip sodinam tokias palmes, tokius medelius, kad jų šaknys negilios yra, tik tai paviršinės šaknys, o daugiau visas gėlės mes tiesiog sodinam vazonuose. Aišku, prie mūsų mūrinės apsauginės sienos auga didžiuliai apiniai. Mes tų apinių norim išsaugoti kažkiek ir jų nenaikinam. O kodėl? O todėl, kad vienuoliai turėjo savo smuklę. Apinys tai yra pagrindas alui, apinys yra vaistažolė. Ir kada atvažiuoja turistai, tie nors po vieną iš vienuolyno kiemo nusiskina apinio spurgą. Tai, kad yra šventas mūsų tas spurgas apinė. Tai sunkumai buvo tokie, kad tikrai negalėjome mes, ką norėjom viduje daryti. Dažyti, ar ten tapetuoti, ar špakliuoti, ar dar kažką daryti. Nes tai buvo viskas renovuojant, atlikta taip, kaip buvo numatyti projektuose. Tai tie sunkumai buvo, norėjosi daug daugiau padaryti, bet buvo tokios ribos, kad turėjai daryti taip, kaip reikalauja. Bet mes nenusiminėm, viskas čia gerai. Aišku, žolės turim pjovimo daug, ypač šįmet, bet graži mūsų teritorija čia, bet mes negalim apleisti ir išorės. Tai kada bendruomenė įsikūrė, po 4 metų, jūs turbūt pravažiavot, pamatėt raudonų klevų alėją. Čia augo didžiuliai invaziniai medžiai, didžiuliai. Tuos medžius mes su leidimu išpjovėm, išrovėm kelmus. Pasisodinom dabar gražią raudonų klevų alėją ir vidury pasodinom hortenzijas. Klevai visą laiką yra raudoni ir baltai sužysta hortenzijos. Ir kada atvažiavęs turistas užkyla prieš kalną, iš karto matosi ta alėja ir iš karto šviečia mūsų vienuolyno ir bažnyčios pastatai. Smagu, kada supranta mūsų šeimos, nes koks bebūtų darbelis, pirmiausia kreipiamės į šeimas. Labai smagu, kada turim draugų, kreipiamės, juk visko reikia, nuo vynio, nuo lentos, nes turi padaryti tiek daug, o viską įsigyti už pinigus, tai reikia turėti labai daug pinigų. O tų pinigėlių viskam reikia. Jeigu tu turi gražų stalą, tu nori gražios staltiesės. Jeigu tu turi jau gražią staltiesę, nori gražios kėdės. Jeigu tu turi jau puikų stalą su staltiese ir kėdė, tu nori ir indų. Ir taip pat reikia. O kitą kartą pagalvoji, o gal ne čia esmė yra, bet mes dabar tiesiog stebėm labai mūsų turistus. Ir kada jie ateina, jie tiesiog susižavi mūsų sale, kur daromos edukacijos, jiem patinka, jiem erdvu, jiem skoninga, jiem neperkrauta, tai mes taip ir derinam. Tai su tais pinigėliais labai esu dėkinga savivaldybei, kad mums nereikia nei 1 cento prisidėti prie renovacijos darbų. Nes mes iš tikrųjų ir nepajėgus būtumėm prisidėti, nes mūsų bendruomenė 40 žmogelių gyvenam tik tai iš nario mokesčio. Nario mokestis pas mus yra labai juokingas, todėl kad iš viso 42 žmonių tik tai 15 žmonių yra ne pensininkų. O žinot, pensijos yra mažos, tai nario mokestį mes turim tik 6 eurus. Tai džiaugiamės, aišku, mes susirandam kartais ir rėmėjų. Labai daug daiktų esam įsigiję iš savo bendruomenės lėšų. Ne tik tai projektinių. Iš labdaros, kur žmonės mums, sakykime, paskiria ten 100 ar 200. Jeigu jie supranta, kad tai mums reikalinga kažkas yra, ar jie mielai prisideda. Bendruomenės noras atgaivinti paveldą, pomėgis kurti grožį, tapo bendruomeniniu verslu, kuris ne tik atvėrė vienuolyno duris, bet leidžia patirti jo istoriją visais pojūčiais - per skonius, kvapus ir bendravimą. Siekiant atgaivinti praeitį, į vienuolyną užsukantiems lankytojams siūlomos įvairios kulinarinės edukacijos.
Virtuvėje sukasi ir autentiškus patiekalus pagal senąsias receptūras gamina bendruomenės pirmininkės su pagalbininkėmis. Šiuo metu mes darom tikrai didelės edukacijas, priimam net iki 50 žmonių, vaišinam troškiniais, žuvienę, gaminam pagal profesoriaus Laužiko receptus, nes esam su profesoriu išleidę knygą. Kada buvo knygos pristatymas, turėjau pagaminti ruginės duonos miltų pyragą. Ir ką jūs manot? Važinėju Kupiškiais, Panevėžys, draugai apskambyti visi. Kur man gauti ruginės duonos miltų? Nu, yra visokių miltų, bet kad būtų parašyta ruginės duonos miltų, tai tikrai nėra. Paskui kažkaip mes galvojam, kaip tie vienuoliai galėjo kepti. Ir žinokit, išdrįsom parašyti profesoriui, ar mes protingai galvojam. Jie buvo taupus. Ir kada kepdavo ruginę duoną, likdavo kriaukšlelių, likučių, ją sudžiovindavo, paskui sumaldavo, pridėdavo prieskonių. Tos miltų sumalė jie rupesni būna, bet juos įsijoja, prideda prieskonių, labai daug kiaušinių ir yra nuostabus pyragas. Tai yra toks pyragas, galėtum sakyti, kad pyragas yra kalėdinis. Bet jis, kai pakelia ranko, jis yra sunkus, panašus į duonos riekę. Tai va, tai tą pyragą mes pristatinėjom ir parodose, ir čia kepėm. Ir iš tikrųjų gavom pagyrimus profesoriaus, kad tai puikus pyragas ir mums labai pavyko. Man labai įdomu atrasti tuos senovinius patiekalus. Aš netgi gilinuosi į senesnius žmonės, kurie darė. Turėjau vieną projektą Un palava na stolo, tai yra kupiškėniškas pavadinimas, kur mes su senom močiutėm kepėm ir razavus blynus, ir avižinį kisielių darėm, ir babkas visas mėlynės kepėm. Ir dabar su gerbiamu profesoriu, kuris tiek įdėjo man žinių, tiek tokių man išbandymų, kad, žinokit, aš noriu, man įdomu, aš noriu toliau ir iš tikrųjų yra netgi tokių receptų, tokie receptai, kur atrodo, nerealu, arba gal pagaminsi, bet kas valgys. Bet žinokit, puikiausiai jie, puikus. Ir mes tiesiog virtuviai dabar turistam vis teikiam ne tai, kad kažkokius karbonadus, ten cepelinus, dar kažką, bet viskas, kas susiję su vienuolišku. Kodėl pas mus dabar labai populiarus troškinys? Troškinys, kad vienuoliam būtų paprasčiau, greičiau ir sočiau. Jie taupų žmonės buvo. Tai tiesiog mes dedam į čenakinės įvairias daržoves, mėsytę ir kad nereikėtų papildomai duonos ar bulkos kepti, mes užkepam dangtelį. Ir tada jau mūsų turisto išmonė, kaip atsidaryti ir kaip pradėti valgyti. Kupiškėnai nuo seno garsėjo naminiu alumi. Kadaise Palėvenės vienuolyne veikė smuklė. Dabar krašto aludarių paslaptis saugo vienuolyno rūsiai. Apsilankantieji turi unikalią galimybę ne tik išgirsti vietos aludarystės istoriją, bet ir paragauti tikro kupiškėniško alaus, kurio receptai lyg paveldas stiklinėje. Turim pivorių, kuris daro alų iš kartų į kartas. Ir čia vyksta alaus degustacijos, kuris papasakoja tiesiog, kaip atsiranda tas alus, kaip jis gaminamas, kaip daromas ir visi labai skaniai juo vaišinami. Dominikonų vienuoliai buvo ne tik dvasininkai, bet ir žinių apie gamtą saugotojai. Vienuolyno šlaitus jie buvo apsodinę gydomaisiais augalais. Tęsdama šią seną tradiciją,
Palėvenės bendruomenė atgaivino dar vieną veiklos kryptį – vaistažolių auginimą ir su tuo susijusias edukacijas. Dabar vaistažolės mes renkam tam tikrose vietose, nes ne visur jas galima rinkti, aplinkiniuose. Pavyzdžiui, liepų žiedus mes turim alėją senąją liepų ir renkam žiedus iš čia. Čiobrelius iš šito kalno renkame, kitas vaistažolės ir namuose dar užsiauginam. Labai smagu, turiu kaimynę Reginą, jinai buvo žoliautoja, ji labai pažįsta visas žolėles, jinai gyvenusi šitam vienuolyne vaikas būdamas su tėvais savo, tai labai padeda ir prisideda ji. Ir tikriausiai šiandieną jums pasigirsiu, parodysiu, kiek mes jau turim, kiekvienais metais renkam, džiovinam jas ir tiesiog, kad kiekvienas matytų, kokios pagrindinės žolės yra ir geriam tada skanias arbatas, dedam į savo troškinius, turim tokią mažą pasidarę daržiuką kampelyje, kur labai greitu atveju galim nusiskinti, ar čiobrelį, ar dar kažkokį prieskonį. Tai viskas čia iš vietinių laukų, ypač čia vienuolyno šlaitų. Labai smagu, kad dabar atsirado iš tikrųjų labai daug vaistažolių. Anksčiau gal mažiau būdavo, nes daugiau gal nupurkšdavo, o dabar ir gėlių tų gražiųjų atsirado laukuose, lygiai taip pat ir vaistažolių. Čia yra mūsų surinktos žolelės, nes vaistažolės gali stovėti 3 metus. Čia jau prasideda ir šių metų, iškart matosi spalva turbūt, o paskui tyliai žiemos vakarais mes jas pakuojam gražiai, kad galėtų turistai įsigyti. Palėvenės kaimo bendruomenė, vadovaujama Laimutės Juknevičienės, įrodė, kad aistra ir bendras darbas gali prikelti net ir labiausiai apleistas vietas. O geriausia reklama – nuoširdus pasakojimas iš čia apsilankiusiųjų lūpų. Kai žmonės atvyksta į Palėvenę, pajunta šios vietos dvasią, jie sugrįžta su draugais, artimaisiais. Taip žinia sklinda tolyn. Labai norėčiau, kad ta bendruomenė nežlugtų, kur buvo pats bumas, sakykime, kada jos pradėjo kurtis. Labai daug bendruomenių pradėjo gausiai kurtis. Buvo norai didžiuliai, užsidegimai, aš dabar žiūriu, truputį blėsta. Galbūt tos, kurios įsiveržė į priekį, tos funkcionuoja, o kitos pagalvoja, gal kam čia reikia, kam čia daryti. Aš tai įsivaizduoju, man labai patinka, man labai gera, kad aš darau ne tik tai savo bendruomeniai, bet ir savo kaimui. Tai čia yra mūsų šitoks papuošalas viso kaimo, šitiek žmonių lanko. Palėvenės vienuolyno istorija tai pasakojimas apie atgimimą, bendruomeniškumą ir meilę savo kraštui. Bendruomenės rankomis atkurtas paveldas tapo tikru ir gyvu kultūros židiniu. Šiandien baigiame pasakojimą apie šį žemės uostą, o apie kitus pasakosime ateityje. Susitikime po savaitės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.